Mūsų laidos svečias, gerai žinomas Bžeskas. O, Sveikas. labas. Sveikas. Stipriai spaus ranką? Ar? Ne, stipriai nereikia. Iškart pristatau tą užduotį. Taip. Įsivaizduok, o tokia situacija. Na, su daugeliu mano pažįstamų yra taip nutikę. Yra žmogus, tai būsi tu ir aš būsiu tas agresorius. Gerai, įsivaizduokime. Ir tas žmogus jis ateina, pasižiūri į tave, mato daiktus, agresorius. Tu blogas. Aš dabar blogas, jis Gal geras, geras, aš blogas. Ir aš matau daiktus, kuriuos noriu pasisavinti. Gerai? Neaišku, dėl ko jis agresorius prieš jį. Nu, to Gal ką prisidirbo? išsiaiškinsi, gerai? Tai netgi, kadangi tau taip viskas yra smalsu, aš tau net nepristatysiu užduoties, iš karto jis bus. O mes kas esam? O jisai dabar bus agresorius, o tu būsi auka. Aš auka. Aha. Ir pažiūrėsime dabar, kaip elgsis, jeigu jis tave užpuls taip, kaip tu net nežinai. O taip dažniausiai gyvenime ir būna, ar ne? Mesgi nežinom, kaip mūsų užpuls. Ne, niekada. Niekada. Pasirengęs priimti iššūkį. Baisiausias užpuolimas yra verslo srityje, ne fiziniai. Pažiūrėsime, kaip su fiziniais tvarkysi. Gerai, taigi agresorius ir tu esi ta menama auka. Gerai? Ir bandai iš karto galvoti, mąstyti ir gali komentuoti, kaip tu įsivaizduoji, kad situaciją reikėtų. Švilpauju? Jo, švilpauji, galbūt sėdi. Bet vis tiek būna ten rūkį turi, ten ebokūras. Jo, gali būti šitie dalykai, gali būti. Gali būti. Tai galim tokio mažą mini dialogą ir žiūrim. Gerai. Kokia pičioskai. Geras. Ai. Ir kaip dabar, kaip mes šitą dalyką įsivaizduojame? Vau, kaip čia dabar. Aha. Matai, lauk nėra laiko. Taigi. Va čia va spirt reikia, va. Aha. Čia spirt reikia. Aha. Ranka šitą. Nu ką, aš tai va čia skausmingai vietą žinau, ne? Bet įsisuk nuo... Nu. Ir kokios mintis dabar pačiam? Iš tikrųjų įsivaizduoji, kad tau Ne, matai, jeigu smaugia jau nėra kada kalbėti, ne? Jau jeigu iš karto griebia už kaklo, tai jau viskas. Taigi. Nu. O taip gyvenime turbūt ir būna, ar ne? Jeigu yra nusiteikęs agresorius tave užpulti, jam patinka daiktai, kuriuos jis nori pasisavinti, kaip jis elgiasi. Tai koks jausmas, kai pagriebė tau už gerklės? Kaip jau teisi? Labai malonu iš tai yra irgi, žinai, skausminga. Nemaloniai, iš karto turi, aišku, reaguoti, gintis, bet kadangi yra laida, vis tiek tu kažkaip tai negaligi draugui, kolegai kažką daryti. Nu, tai bet bandai prisiminti kažką. Bet realiai, tu įsivaizduoji, ar ne, tu sakai, bandai prisiminti kažką. Ja. Bet kas vyksta, kai šoko būsena? Šoko buvo tokio, bent jau minimalaus, ar ne? Vau, kaip Nilka darė. Yra variantas sukti jam galvą, ar ne? Nu, tai O kaip tu įsivaizduoji ją daryti reikėtų? Tai kadangi aš už jį sunkesnis tikrai, ar ne? Tai galiu bandyti išsivaduoti ir stumti jį taip. Jo, pabandom šitaip gerai truputėlį. Aha, nes vis tiek laido žiūrovom viskas irgi yra įdomu. Bandau stumti taip. Tada jis aišku verčia taip. Čia jau labai bloga situacija. Bloga situacija, ne? Nes greičiausiai jis irgi žino, ką daryti. Ne pirmą kartą daro. Bet yra akis, ne? Aha. Stengiuosi išsisukti šitą koją labai blogai. Taip. Aha. Nu, išsivaduot bet kokiu atveju, ne? Jo. Įsivaizduoju, tai nėra žiūrų, kada tau bando už gerklės pagriebti. Už trachėjos, už domobolio. Tai nėra žiūrų. Tai yra žiūrų, ne? Žiūrų, taip. Vadinasi, kaip tu turi elgtis? Aš tai manau iš vis tokios tam tikros yra vietos, nekalbėsim apie jas, mes puikiai žinom vyrai, kas yra negarbinga iš vis muštynėse, tas vietas naudoja, tarkim, akį ten, pavyzdžiui, arba automobilio. Aš manau, kad tai yra negarbingos muštynės. O garbingos yra muštynės su peiliu? Garbingos muštynės eit vienas prieš kitą. O su peiliu durti į pilvą yra garbinga? Nu matai, žiūrint kokią situaciją. O ką daro užpuolikas? Garbingai elgesi. O tu dabar įsivaizduoji, pavyzdžiui, jeigu mes bandytumėm šiek tiek atsukti, tą laiką atgal ir tas pats pirmas momentas. Nes pirmame momente tu iš tiesų ir pasimetė ir buvo stop, opa, irgi bandai ką daryti, griebti jam už gerklės, ar ne? Tai galvoji sprendimas, jeigu jis pirmasis tau griebė ir stipriai. Aš tai galvoju, žinai, pa žmogų profesionalą, tarkim, jeigu jis užsiminėja sporto ar ne, gynybos sporto, ar ten kažkokie rytų kovos menai, žinai, prasideda. Aš manau, jis kaip profesionalas reaguoja pagal savo techniką išmokti, ar ne? Žmogus, kuris to nežino, jisai reaguoja spontaniškai. Tarkim, aš tuo metu, jeigu jisai būtų tikras užpuolėjas, aš būčiau spontaniškai reagavęs spyręs jam į šitą vietą. Blauzdą. Taip. Blauzdikaulį. Ja. Tai va, tai čia būtų pirma. Aš aišku, žinai, kadangi čia nėra iš tikrųjų, tai tos įtampos nėra, bet kokiu atveju, žinai, bet tas, žinai, malonu. Bet įsivaizduoji, kas yra adrenalinas? Nu, taip. Aš žinai, kad adrenalino metu, jeigu tu kad ir spirtum, tai gali būti, kol jam atslūgs, kol jis pradės jausti skausmą, jau gali to būti per vėlų. Gali būti taip. O turi dar kažkokių idėjų, kaip dar galima buvo galbūt išvengti šitos situacijos, kaip galima būtų apsiginti? Matai, geriausia yra išvengti prieš tai arba numatyti situaciją, ar ne, bet jeigu jau taip atsitiko, tai
Žinai, man sunku dabar yra pasakyti, kaip aš reaguočiau spontaniškai ir ką aš daryčiau, ar ne? Kaip aš ginčiausi, nežinau. Man taip atrodo, tuo metu, man atrodo taip, nes daugiau aš neturėjau kažkaip rankų ar kažkokių tokių, žinai, dalykų, kurie galėtų mane ginti. Pačiam būtų įdomu pamatyti, kaip galima būtų modeliuoti šitą situaciją ir kaip vertėtų elgtis galbūt. Na, tai vienas iš būdų. Ar norėtum pamatyti? Jo. Įdomu būtų pažiūrėti. Na, žiūrėk, aš tau dabar pabandysiu pasakyti, kas yra svarbiausia. Bet vieną dalyką labai tiksliai ir taikliai pasakei. Viskas yra pačioje pradžioje, teisingai. Pačioje pradžioje reikia stengtis išvengti tos situacijos. Reikia galbūt kažkokio saugaus atstumo. Taip? Tai jeigu jau ateina agresorius ir jeigu aš nenoriu veltis, aš turiu turėti saugų atstumą. Taip. Aš turiu, jeigu jaučiu, kad gali įvykti kova, gali įvykti kontaktas, aš turiu stengtis iš karto eiti atgal, bandyti kviesti pagalbą, eiti į saugų ratą. Tai pirmas dalykas. Užduotis. Antras dalykas. Išvengti, bet kokiu atveju. Jo, išvengta kova yra laimėta kova. Teisingai. Taip. Antras dalykas, kas yra svarbu, yra tam tikras saugus atstumas, kuriame dar negali, niekas neįvyksta. Bet jeigu jau peržengia agresorius saugų tą atstumą ir jeigu tu žinai, jog tau grėsia kažkoksai tai, užpuolimas ir nepagėdautina situacija, galbūt pasipeilis yra, tu niekada negali žinoti. Ir tu negali vien tik tai vieno judesį padaręs pirsi, jam adrenalinas atslūgs, sakys, dievės, jis pardos, išsitrauks peilį, ką tada darysi. Taip? Jeigu jau pradedi kovoti, jeigu pradedi ginti save, savo garbę, šeimą, artimuosius, ar šiaip žmogui padėti, turi tai daryti iki galo. Teisingai? Nu tai taip, jau nėra išeities. Tai jeigu jis ateina į tą atstumą, jau aš galiu pradėti reaguoti. Teisingai? Nes šitoje vietoje jis man jau gali pasiekti. Mano. Drąsiai pasieks, taip? Vadinasi, jau šitoje vietoje gali būti man problemos. Kaip galima vengti? Kaip galima išvengti? Be abejonės, kaip ir pats sakei, reikia treniruotis, reikia ugdyti refleksus, taip? Ja. Bet vienas iš būdų, pagrindinis dalykas, niekada nestovėti jo jėgos linijoje. Pagrindinis dalykas, niekada nestovėti jo jėgos linijoje. Nes jeigu jisai man grieps, aš bandysiu griebti, čia yra jėgos linija. Ir aš bandau stovėti toj pačioj vietoje. Va taip aš darau, ne kažkaip. Tai vadinasi, jis tave gali priremti, jeigu jis bus stipresnis, rūkas tave tai sužalos. Tai kaip reikėtų daryti? Tai pirmas dalykas, kada jis tai daro, išeinu iš tos atakos linijos. Nu tu suspėjai sureaguoti, kol tave nepagriebė. Bet ne, jeigu aš matau, kad pagriebė. Bet jeigu ką daryti, jeigu peiliu su... Inksus kur nors tada jau per vėlų, teisingai. Tai žiūrėk, vadinasi, jisai atliko smūgį, aš matau, arba bando griebti, aš iki nežinau, jisai griebs man smūgios, taip? Jisai čia atakuoja, aš reaguoju, išeinu iš šono. Kuo greičiau. Ir atlieku smūgį į pažeidžiamas vietas. Vadinasi, nosis, gali būti smilkinys, gali būti kaklas, gali būti žandikaulis. Bet neturi būti vieno judesio. Jeigu aš vieną judesį padarysiu, jisai sakys, o dieve, pataikė, ir išsitrauks. Jau lūžo nosis. Jo, bet jeigu jisai turi peilį, dar jisai gali ką nors padaryti. Ką aš darau toliau? Nes 1, 2, 3, 4, 5. Viskas nuo.